Segvėjai debiutavo 2001 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuvoje šie aparačiukai pasirodė vos šiemet, tačiau net ir per tokį trumpą laikotarpį juos spėjo išbandyti, ar bent jau pamatyti išties nemažą skaičių žmonių. Todėl nusprendėme jais pasidomėti ir mes. Ar iš tikrųjų jie yra saugus? Kokiais principais segvėjai veikia? Bei ar jais važinėti yra išties taip malonu, kaip reklamuojama? To jau pat ir išsiaiškinsime. Į miestų gatvėse pasirodžiusius segvėjus nekreipti dėmesio iš tiesų sunku. Atrodo šie daiktai įdomiai, o rieda, sakytum, be jokių pastangų. Norintiems važiuoti segvėjumi, tų pastangų iš tiesų nekažin kiek ir reikia. Įrenginys pusiausvyrą laiko pats. Taigi, sakykit, prašau, kokiu principu veikia šie segvėjai, tai yra kas varo jų ratus ir kaip jie padeda išlaikyti žmogui pusiausvyrą? Tai yra 5 giroskopai, iš kurių 3 veikia visą laiką. Ir 2 giroskopai yra atsarginiai. Jeigu kažkuris tai nustotų veikti, iš karto perrengiamas atsarginis. O segvėjus turi 2 elektrovariklius, maždaug kiekvienas po 2 arklio galias. Taip pat begalę jutimo daviklių, greičio daviklių ir turi 2 labai stiprias ličio jonų baterijas. Vieną kartą pakrautas segvėjus gali nuvažiuoti iki 40 km. Jei važiuojama negreitai, lygesnė vietovė, įkrovos gali pakakti ir 6-7 valandoms riedėjimo. Beje, kalbininkai siūlo šios daikčiukus vadinti riedžiais. Skamba kvailokai, tiesą pasakius, juk tai yra firmos pavadinimas, tad kam jį reikia versti į lietuvių kalbą. Ok, segvėjus varomas elektra, pakraunamas prijungus prie rozetės. Procesas netrumpas, trunka apie 6 valandas. Nuo vagystės saugo originalūs rakteliai, ratų blokavimo sistema bei signalizacija. Net ir įveikus šias apsaugos priemonės pasikesinti į segvėjų piktavaliams sunku. Jis sveria per 40 kg, bet to kiekvienas raktelių komplektas unikalus ir be gamintojo pagalbos kažin ar pavyks juos patiems susimeistrauti. Užsienyje netrūksta teigiančių, jog važinėjimas segvėjumi tinginių užsiėmimas. Su segvėjom važinėjimas yra netinginiams, tikrai netinginiams. Jeigu jūs pavažinėtumėt su juo visą dieną, jūs vakare tikrai tai pripažintumėt. Nes mes, mūsų darbuotojai yra ne kartą išbandę tai ir tikrai vakare jaučiasi ant visų kaulų ir ant visų raumenų. Išbandėme ir pritarėme, raumenys tikrai dirba. Gerai, dabar svarbiausias dalykas. Kainuoja segvai daug, kaip už tokią mažą transporto priemonę tikrai daug. Suma maždaug 20 000 litų. Dviračių išeitų daug, galų gale koks dėvėtas smartas tikrai gautųsi. Savo garažuose segvėjus turi krepšinio superžvaigždė Shaquilas O'Nealas bei vienas iš 2 Apple įkūrėjų Steve'as Wozniakas. Mūsų verdiktas toks. Važinėti segvėjumi smagu, net labai smagu. Bet kaina visą reikalą ir žudo. Protingiausiai būtų tiesiog išsinuomoti kelioms valandoms. Dar vienas aspektas. Jei lėksite mūsų miestuose tokiu daiktu, be jokios abejonės poksos į jūs ir į jį visi. Taigi, segvai tikrai nėra visavertė transporto priemonė. Greičiau tai būdas atkreipti į save dėmesį. Jei jums to reikia, pirmyn. O jei rimtai rūpinate savo stiliumi, mažas funky miesto automobiliukas bus kur kas geriau. Dar trumpam grįžtam į studiją po temos. Noriu paklausti, mačiau vieną baltą tenai segvėjų. Visi buvo tokie tamsus, o vienas buvo baltas. Ką jis ten darė? Buvo ir baltas. Ir iš kitų jisai išsiskyrė ne tik savo spalva, bet ir tuo, jog tai yra naujosios kartos segvėjus. O skirtumas yra vienas ir, sakyčiau, esminis. Nes jį jau valdote nesukiodami rankenėlę, o svirinėdami į priekį, atgal ar į šonus kūnų, kas yra daug tikroviškiau ir lengviau daryti. Beje, ar žinai, kas nutiko mūsų laidos redaktoriui Skustui? Kas jau Skustui nutiko? Jisai bandė atlikti, tokį pakankamai drąsų eksperimentą, važiuodamas segvėjumi, nuo jo nušokti, bei po to vėl užšokęs važiuoti toliau. Deja nepavyko jam šis triukas, plojosi vyras per segvėjaus priekį ir gerokai išsiterlino kelnes. Sveikas, gyvas, viskas. Viskas su juo tvarkoj, grįžo namo, pasikeitė kelnes ir važinėjo toliau. Tiek reikalų su šios dienos mūsų tema, o dabar rubrika Tinkle parašau jums keletą gerų, įdomių interneto svetainių.